užburtoji skrynia. Kitados girdėjau žmonės sakant, jei labai daug pinigų turėsi, pirk nenykstančių, nedylančių daiktų ir puošmenų. Taip ir padarydavo tie, kas lengva ranka didelius pinigus amstė. O baimindamiesi dėl tų turtų, patikomis vis slapstė juos nuo svetimų akių. Tie lobiai vadinasi chazna. Apie tokį lobį Trakų karaimai mena seną pasaką. Ji byloja, kad Trakų mieste Galvės ežero dugne nugramzdinta daugiau nei prieš pusę tūkstantmečio slūgstanti geležinė skrynia, pilna brangakmenių, auksinių, sidabrinių, žalvarinių, gintarinių daiktų, galybės pinigų, žiedų, auskarų, segių ir kitokio gero. Šviesiomis mėnesėtomis naktimis geležinė lobių skrynia iškylanti vandens paviršiun, bet aušrai dar neišbrėškus ir vėl nugrimstanti dugnan. Ne vienas žvejys, o ir šiaip koks praturtėti panūdęs žmogus vis plūkėsis su ta skrynia krantan ištraukti mėgines. Bet apyaušrių skrynia baisi josi sunkybė, tinklus, virves sutraukydavusi, kobinius išlauždavusi ir svirinėdama palengva ten, kur buvusi, nunirdavusi. Ežero plynė purslų, spiečiais pašiurpdavusi, paskui bangomis pasišiaušdavusi, paliūdydama skrynę jau liečiant ežero gelmės dumbluotą dugną. Po tokių naktų vyrai dvėsuodami pasakojo, neva skrynia, esanti prie dugno akmenų geležinėmis grandinėmis prirakinta. Senovės Lietuvos valstybės spaudais neva užantspauduota, užbūrė kunigai ją, puikiosios undinės sergstinčios. Ta geležinė skrynia ir dabar vis paviršiun išnyranti, paskui ir vėl į vandenų gelmes panyranti, ir niekas nepajėgia jos į krantą ištraukti.